Labas rytas. Atėjo draugas. Kas čia per garsai? Pažadino mane. Tai dabar žiūriu iš viso dviračių parduotuvės Burge. Reikia nusipirkti kamerų. Būtinai naujų. O jūs įsivaizduojate, aš čia tvarkaus. Važiavo patruliai už medžią. A čia kelias irgi eina iki, man atrodo, privačios valdos kažkokios. Galim judėti, nes jau šviesa. Čia daug vietos pasirinkimo buvo ir šalia to miškelio vakar galėjau. Bet mašinyčia jau pravažiavo nuo ryto. Tam kilometriukų iki Burgo. Opa. Dar turėjau bulgariško, šiek tiek pavyzdžių. Šitą kėdutę degalinė kaip tik pas man. Viskas, jau matosi miestas. Labai gerai. Dvirtakis veda į miestą, smagu, saugiau. Dabar galvoju, kad čia galima bus ir suvalgyti kokį burgerį. Burgeris. Dabar 9:15, bet tik nuo 10 pardės atsidaro dviračių. Tai dar turim šiek tiek laiko. O aš 9 ryto jau turiu beveik 50 km. Buvo ganėtinai paprasta čia dar atvažiuotas gerai. Nei dvirtakio, nei gatvės. Kas čia per bordiūrai? Ta. Man čia Bulgarės iki atvykę. Kaip aš ką tik koją nusidaužiau, nukelinėjant nuo to bordiūro. O dieve. Mano pedalai tai kerta kaip peilis koks. Nuo jų randų turiu irgi ant kojų. Dieve. Kas čia per kelias? Auč. Dar turim 20 minučių, tai galim jas išnaudot. Būtų gerai išsimaudyti. Aha. Einam maudytis. Paliekam čia dviratį. Einam. Išsiprausim. Ir važiuosim į dviračių parduotuvę. Nu, smagiai atrodo. Bulgarijoje taip ir atrodo paplūdimiai. Iškart geriau, man atrodo, aš dujų balionėlį netyčia ant savęs užsipuškiau naktį prie kišenės, nes naktį graužia ir akis ir dar va čianai toks plėmas yra. Žodžiu, vandenukas šiltas, skaidrus, viską galima matyti.
kurortas. Visa pakantė tokia. Praktiškai ten bus vanna, manau. Bet aš jau ją nevažiuosiu. Aš dabar suprantu, kodėl miestas toks buvo tuščias. Todėl, kad visi eina į paplūdimį. Tikriausiai tik vakare šitą mieste vyksta veiksmas. Dviratukas yra, tai gerai. Einam čionai. Apsitvarkysim. Kažkiek pavėsiu. Opa. Su naujom 3 kamerytėm. 4 eurai vieną, tai 12 eurukų. Dabar tik tai priekinė viena lopita, galinė, viskas nauja. Ten dabar gal neturėčiau pražūti iki kelionės galo. Dabar pavalgyti. Palieku dviratį, užsisakiau burgerį, einu į bankomatą. Bet sakė, kad jeigu ir neturi pinigų, sako, galiu nemokamai. Taruoju metu nelabai aš valgiau daug ir reikia labai pavalgyti, nes šiandien daug minsim. Pabūsim iki 12 ir kipsim į darbą su kojom. Bulgarijoje ypatingai daug, kur labai grinais, tai šiaip gerai pasiėmiau šiek tiek dar. Kol šiandien važiuosim, jeigu bus tokių kaimų ir būna nori atsigerti ir negali, nes neturi grinų ir ką tada daryti, visada grinų reikia turėti. Plius Bulgarija labai didelė palyginus kaip ir Turkija, tik Turkijoje visur kortelę galima atsiskaityti, net ir mažose krautuvėse, Bulgarijoje dėja ne. Pavalgiau, dabar važiuojam link Rumunijos. Šiandien nepasieksiu dar Rumunijos. Dabar yra 12 valanda, turėtų būti apie 150 km. Ir rytoj, manau, jau pasieksiu dienos pabaigoj Rumunijos sostinę, Bukareštą. Tai jeigu yra, važiuojam. Vėl į kalnus. Pavėsis. Prieš kalną suradau dar pavėsio. Prieš 100 kilometriukų. Šiandien praktiškai visą būsiu Bulgariją pravažiavus už sienos ir baigsiu prieš sieną. Ir rytoj kirsime Rumuniją. Vėl tą padangą išsileido. Jinai laiko, bet jinai būna išsileidžia. Neaišku nuo ko. Aš patikrinau. Nieko. Keisim. Prastai jaučiuosi. Gal nuo to burgerio. Nors buvo labai skanu. Smagiu keliuku dabar važiuoju. Turiu pasiekti miestą iki Sutemų. Ir bus pats tas šiandienai. Ką tik pralenkė mane, manęs vos nenutrenkė. Lenkė čia ir fūra lyginkė. Pat, rodžiau kukut. Eina savo, širšė buvo didžiulė, įskridus į šalmą. Nusėmiau bevažiuojant. Vėl užsidedam. Nusprendžiu, beprotiška diena kažkokia. Kažkai vyksta. Tas miestelis, kurį bandau pasiekti dar tik už 50 km. O dabar jau 7, ką reiškia, aš turiu maždaug valandą dar minimo. Nespėsiu pasiekti jo. Bulgarija. Reikia anksčiau šiandien nueiti. Tikrai ne naktį. Nenoriu aš čia tokiais keliais naktį važiuoti tikrai. Matau tobulų nakvynės vietų. Bet dar galima paminti. Kaip jas lekia. Apleistas kaimelis. Viskas beveik apleista. Gal keletas gyventojų ir gyvena. Pradėti ieškotis nakvynės vietos, pasistatyti palapinę anksčiau šiandien.
Eit miegot, pamiegot daugiau, nes šiandien pažadino mane. Ir rytoj kelią iki Bukarešto tiesiai geriau. Šiandien jau 340, tai pakankamai. Labai atvira visur. Pavyzdžiui. Viskas čia visur išgriuvę. Pas juos. Net čia net kur eit. Į nežinį. Mintai aš dar galiu, bet aš jau norėčiau į palapinę ir miegoti. Kai nereikia, tai pilna vieta. Kai reikia, tai nėra. Ten jau miestelis. Nieks nemato su kamčia. Ta žemė tokia. Iš ten mašinas važiuoja, tai gali matyti mane. Bet ten jau namai. Dar nebent už. Dar pavažiuojam patikrint dėl geresnės dangos. Bet jeigu ką, ir čia galima. Maždaug čia galvoju. Reikia tik atsitempt dviratį. Čia ir statysios palapinę. Reikia paskubėti, kol šviesu. Viską pasidaryti. Man toks jausmas, kad gali būti lietaus, paukščiai skraido, apniukia, sukilęs vėjas. Taip pat tas bus nakvot palapiniai. Spėsim. Iki kol sutems. Vat žaidimas. Reikia naujos palapinės man. Greit. Viskas sutemo, tik mėnulį šviečia. Taip gera. Dabar gaivu, šilta. Laikas eit miegot. 150 šiandien vėl.